Istorija galbūt iš juokingos pusės pasakojam, kad mes šiaip ir ankstesniam darbui dirbom kartu su Ieva. ACC kolektyvas neretai atveju pas mus užsukdavo į barą, kur mes dirbdavom į Republiką ir balevodavo. Ieva išėjo, dirbo kitoje darbovietėje, atsirado ACC pozicija ir aš kažkaip labai rekomendavau, nes aš pats norėjau iš tikrųjų ACC darbuotis ir aplikavau gal daugiau negu 5 metus, bet manęs niekada nepriėmė. Tai va, gavos taip, kad, sakykime, įkišau žmoną, o žmona esant galimybėje jau paskui įkišo mane. Aš manau, yra kažkada mūsų klausė, bet gal mes to klausimo labai nesureikšminam. Plius Akme šiaip yra ne viena tokia istorija, ar ne? Ir turim ir kitų pavyzdžių. Tai gal ne vien tik tai to įmonėje, bet visoje Akme grupėje yra tų šeimų dirbantis. Tai nežinau, mums galbūt yra paprasčiau. Gale dienos vis tiek kažkiek to darbo parsineši namo, tai dabar jau paprasčiau yra aiškintis, kas yra kas. O darbe tai mes būna kartais net ir nesusitinkam, nors mūsų kabinetai šalia yra ir viską, tai būna, kad net nesimatai kiaurą dieną. Gal netgi labiau padeda, nes vienas kito darbą suprantam, galim kartu pasidalinti problemom, ar ne, ar kur stringam, ar su klientais, ar su tiekėjais ir gal sakyčiau, viens kitam padedam. Tai aš pradėjau dirbti produkto vadybininko asistentu. Nepamenu, ar po 3 ar po 4 savaičių sužinojau, kad būsiu produkto vadybininkas. Tada ilgą laiką dirbau su Dell prekės ženklu. Bet dirbant Dell prekės ženklu iš produkto vadybininko jau patapau verslo vystymo vadybininkų vadovu. Tada toks buvo dar juokingas momentas, prisimenu, diskutavom, nepamenu, ar su Elvinu, ar su Haroldu tada vadovas buvo, kad pradėjom samdyti tos BDM-us, ar ne, naujas pozicijas ir kad sakė, va, tau reikia irgi BDM-o, kuris ten lakstytų, sakiau, aš pats būsiu PM-as BDM. Tai buvo gal ta tokia miksuota pozicija įdomi, tai vėlgi buvo kažkas naujo. Teko šalia Delo dar prisimti ir Lenovo kažkurio metu laikinai prižiūrėjau 3 metus. Ir manau, visą tai, ką anksčiau aš dariau, atvedė iki to, kad šiai dienai kartu su kolegam turim tą Green Energy. Tai vėlgi ir naujų klientų paieška, ir naujų gamintojų paieška, darbas su Kinija, su Europa, visai fainiai. Ir toliau besitęsiant kompaniją augant ir turim ir naujas rinkas atidarinėjom Lenkijoje ir Suomijoje dar galbūt šviečiasi. Tai toks kažkaip viskas natūraliai lipdosi ir tokia kaip sniego gniūžtė nusiviniojo. Kažkurio metu atrodė, kad laikas lėtai eina, dabar tai labai greitai bėga tas laikas. Ir manyčiau yra tas dalykas, kad kažkaip mes nuo pradžių, tiek aš susidirbau su vadovais, su komanda, tiek jie mane tai priėmė, kad kažkurio metu jau tau atrodo, kad tu tikrai dirbi daugiau negu 10 metų. Ir buvusi tikrai tokia juokinga situacija, kai su Marijom šnekam su gamintoju ir Marijus mane pristatinėja gamintojui, kad va čia žmogus dirbantis jau ten daugiau negu 10 ar 15 metų. Tuo metu taip kažkaip šyptelėjau, išėjom, sakau, Marijau, aš dar ten tikrai nedirbu 10 metų. Man, ką? Kaip tai ne? Tai čia jau tugi amžinybė čia esi, žinai. Nežinau, ir tas toks galbūt ir pajautimas ir buvo tiek iš Marijaus, tiek Elvino, Haroldo, ar ne, kiek aš pasitikėjimo tą gavau, eini, darai ir visiems viskas okei tinka. Manyčiau, kad ten daug pokyčių buvo tiek asmeniniam gyvenime, tiek darbiniam. Tai yra, kad tuo metu dirbau su Dellu, Dellas daug keitėsi viduje ir atrodo, kad tu viską darai teisingai, neši žinutės ir, kad kariauji ir dėl savo įmonės, dėl savo rinkos, o atrodo, kad kita pusė tavęs nesupranta, tai tada tu tiesiog turi sėdėti ir laukti dirbti su tuo, kas yra. Tai gal sakyčiau tokie, ne tai, kad kontrolės nebuvimas, bet tuo metu buvo nuobodu. Tiesiog, ta prasme, kad tu jokių naujų iššūkių, kažkokių pokyčių nėra. Ir esi tik tais, kaip sakyt, vykdytojas, nieko pats negali kurti, o ta PM, BDM pozicija pas mus visą laiką kažkaip buvo apie tą, daugiau ar mažiau apie kūrimą, ar ne? Tai kur kažką naujo padaryti, kur kažką naujo įvesti, parduoti daugiau ir kažkur tai augti, o tuo metu tiesiog atrodo, kad viskas eina žemyn ir tu, atrodo, nieko negali padaryti. Nuo pat pradžių aš, kai atėjau į ACC, aš turėjau kelis, sakyčiau, taip gerus mokytojus, kurie mane įvedė į temą, kaip viskas daros, kaip viskas vyksta. Tai ir tuometinis mano pirmas vadovas ir Elvinas, ir eksporto rinkų vadovas toks buvo Rimvydas Laminskas. Ir tai daug tikrai papasakojo apie tą distribucinį verslą, kaip jisai vystosi, dėliojasi, kokie yra tie principai. Aš supratau galbūt, ta prasme, gal supratimas ir vėliau atėjo, bet nesvarbu, ką tu pardavinėjai, ir nesvarbu, ar ką tu perki, tai yra alus, pienas, ar tie patys kompiuteriai, ar ta pati technika, principai visur yra daugiau mažiau panašus. O
techninės kompetencijos, kurios jau palydinčios yra, tai jos yra tik tais pridėtinė vertė tiek tau pačiam, tiek įmoniai, tiek tada klientui, su kuriuo tu dirbi. Aš kadangi esu šiaip toks galbūt biški techninis ir žmogus ir krapštukas ir man yra įdomu, kaip ta prasme veikia ne tik pats pardavimo procesas, bet ir kaip tie daiktai veikia, su kuriais mes ta prasme dirbam. Gal sutapo dar tuo metu, kad namą stačiau, ta prasme statėm su šeimyna ir pačiam irgi teko daug ką atrasti, domėtis, kas yra trendinantis dalykai. Sakykime, pridėtinė vertė iš tos techninės pusės ateina į kliento pusę, bet pats distribucinis principas, tai, kaip sakau, mane tikrai, manyčiau, puikiai išmokė nuo pat pradžių, supažindino, kaip viskas vyksta, kaip dėliojasi. Tai čia yra gal ta ACC stiprybė, kad mes puikiai tą išmanom ir turim tos žmonės, kurie galim išmokyti to, o toliau visą kitą tai yra tiesiog papildymas ir pridėtinės vertės, kurių mes irgi turim, tikrai, manau, šiai dienai nemažai. Buvo ne kartą ir, gerai, Marijau dabar nesusireikšmink, bet vienas iš tų buvo tikrai, kad esu likęs ir ta prasme dėl Marijaus ir dėl kitų vadovų komandos, tai yra dėl kolektyvo. Antras, tai iš dalies jau paminėjau, tai sakykime, toks kaip ir gaunasi iš mentorystės dalis ar ne, bet turim labai daug laisvės, ko kitose įmonėse aš tikrai kol kas nematau ar nemanau, kad to jie daug turėtų. Su ta laisvė ateina, aišku, ir daug atsakomybės. Jeigu tai vertini ir tą sugebi suprasti, tai manyčiau netgi padeda daugiau tobulėti. Ir vienas iš svarbiausių, gal net ir pats svarbiausias yra tai, kad mes turim laisvę klysti. Ir kaip ir sakiau, tai pasme, jeigu tu suklysti, tavęs klausia, ką tu iš to išmokai. Ne, ką tu iš to pasiėmėjai. Ir Žymantas irgi manęs nekartą yra klausęs, gerai, tai šiai dienai mes turim tokią situaciją, tai ką mes kitą kartą darysim kitaip, kad šitas nepasikartotų, ar ne tai, kad čia, ką tu čia padarei, ar čia blogai, ar čia dar kažkas. Svarbiausi dalykai, kurie ir išlaikė manęs čia, ko aš nemačiau kitose kviečiančiose organizacijose. Aš galbūt taip labai nesureikšminu tos pačios mentorystės kaip po pačio fakto ir, ta prasme, etiketės užklijavimo. Aš manau, kad tiesiog yra svarbu turėti žmogų, kolegą, kuris gali tave pagaidinti, ar ne, jeigu tu turi kažkokių problemų, lygiai taip pat pačiam savo, kad tu gali nebijot pas kažką tai ateit, pasitarti, daryti ar dar kažką daryti. Ir jie gali pagrįsti savo praktiniam kažkokiam tai įžvalgom, ar ne, ar ten aš esu daręs taip ar ne taip, ir ten galim pamėginti ir nepamėginti. Tai tas pats yra ir man kaip mentoriui, ar ne, kad aš manyčiau, kad turiu tikrai nemažai tos praktikos surinkęs ir turėjęs, kaip sakyt, praėjęs daug produktų kategorijų, daug verslų ir galiu to pasidalinti kitiem, kaip sakyt, papasakoti ne prie butelio, o rimtai ir ne kažkokiam tai darbiniam temam. Manyčiau, kad ta mentorystė, kaip sakyt, kodėl man jis atrodo, kad tai yra kaip etiketė kokia užkliuota, nes šiaip pas mus visoje įmonių grupėje yra tas toks, kaip sakyt, skatinama eiti, mėginti, daryti, klysti ir kai tu suklysti, tavęs klausia, ko tu išmokai, o ne ką tu čia padarai. Tai ta mentorystė toks gaunas kaip ir apibendrinimas, nes mes kiekvieną dieną, manyčiau, vienas su kitu šnekam, bendraujam, dalinamės tą informaciją, tik tais kartais galbūt mažiau negu norėtumėm. Tai vėlgi ta mentorystė gaunas, kad tave pritraukia skirti tam laiko dalinimuisi, domėjimuisi, plus pats kartais į kitus dalykus pasižiūri iš kito kampo, kas irgi verčia kažkokią tai daugiau domėjimuisi, daugiau tobulėjimuisi. Manyčiau, kad mano komanda tai yra nurauta, tikrai žiūrint į juos, jie vis tiek turi savo kažkokio šarmo, ar ne. Jie yra labai techniški ir čia buvo vienas iš tų momentų, ar ne, kai komplektavom komandą, ta prasme, kai dalykų, kurių ieškojom. Ir trečias, nenorėčiau to įvardinti klistiškai, kad kaip ambicingi, žinai, bet manau, kad tai yra komanda, kuri nori daugiau. Ta prasme, nori daugiau ne vien tik tais pardavimų prasme, kad čia mes turim daugiau apyvartos padaryti, ar turim daugiau uždirbti, bet jie nori tikrai daugiau padaryti, ar ne? Ir ta techninės kompetencijos kažkokios ateina, ar tai su marketingu susiję, ar tai dar su kažkuo. Tai kaip man įmonė duoda laisvės, taip ir aš stengiu savo komandai duoti tos laisvės ir manyčiau, kad jie supranta tą. Ir tikrai jie stengiasi eina, daro daug daugiau negu galėtų. Aš galbūt palinkėčiau pastebėti tos dalykus, ką mes visus apšnekėjom, ir išnaudoti juos savo sėkmiai. Nebūtinai linkiu 10 metų ar ten 20 išdirbti, bet pasimkit maksimumą, ką duoda šitą įmonę, nes įmonė tikrai duoda daug. Ir jeigu tu sugebi tai pamatyti, sugebi tai pasinaudoti, tai yra, manau, didžiausia sėkmė asmeniškai.